Raubonių koplyčia, antrasis Advento šeštadienis. Broliai seserys, mielas jaunime, tik ką Jėzus Evangelijoje prikišo, kad tauta žudo pranašus. Štai Jonas Krikštytojas mokė gėrio, tiesos, priekaištavo Erodui, kad gyvena susidėjęs su brolio žmona. Ir štai jis buvo nužudytas. Negi visada taip yra, kad žmonės atmeta tai, kas yra gera. Negi visada žmonės atmeta Dievo žodį. Jūsų ėjimas čia toks gausus rodytų, kad ne. Jūs sužinoję, kad atvyksta vyskupas, Dievo žodžio skelbėjas, gausiai susirinkote. Bet ar visada yra taip? Štai atsitikimas Abisinijoje. Vienas žmogus pakliuvo į nelaisvę pas abisinus. Tie labai įdomiai įkalino. Metalinėmis grandinėmis prirakino prie kojos ar 100 kilogramų metalo. Kur tu pabėgsi? Bet štai lanko jį draugas, mato jo būklę ir šnipšteli. Aš tau kitą savaitę atkeliausiu su pagalba. Na ir kitą savaitę jis pirmiausia sargybiniams paduoda patikrinti, ką atvežęs. Tie pažiūri knygą, o jis draugui sako, štai tau pagalba. Šis beveik pažiūri, šventasis raštas. Na, suprantama, dvasinė pagalba, bet jis nori fizinės, nori išsivadavimo. Ir net nepažvelgęs padėjo į spintutę. Po 3 metų atsitiktinai paima, varto, atverčia paskutinį viršelį, nagi ant jų kažkas užklijuota, nuplėšia po popierium metalo pjūkliukas. Su tuo pjūkliuku nupjauna grandinės ir išsivaduoja. Ir kaip jam buvo skaudu, kad 3 metus nepasinaudojo draugo atgabentą pagalbą. Šis atsitikimas rodo, kad šventasis raštas, tikėjimas nori mums suteikti sunkumuose pagalbą, bet mes taip dažnai nepasinaudojame. Gal ne mes, kiti žmonės. Arba kitas atsitikimas. Škotijoje milijonierius mirties patale sūnėnas laukia, kad jam paliktų milijonus, o pasišaukęs prie lovos, jis įteikė sūnėnui Bibliją, šventąjį raštą. Tas pasipiktinęs, kad dėdė tokį menką palikimą jam paliko į knygų lentyną Bibliją ir užmiršo. Praėjo visas jo gyvenimas, po jo mirties, kiti žmonės varto Bibliją ir žiūri, kad po kiekvieno lapo įdėta milijonų banknotai. Koks galėjo būti turtingas sūnėnas, bet jis net neatsivertė švento rašto ir nepasinaudojo dovanomis. Štai galima sakyti, vaizdžiai pavaizduota, ką reiškia, kai žmonės neišgirsta Dievo žodžio. Iš tiesų, mes pagalvokim,
Koks yra žmogus, kai jis gyvena Dievo žodžiu ir kas su juo atsitinka, kai negyvena. Husitai naikina paveikslus, bažnyčiose kryžius sudaužo. Čekijoje husitų vadas Žiska buvo garsus. Jis įsiveržė vienuolynus, sudaužo visą šventenybės, paveikslus. Iš tai vieno vienuolyno vienuolis sužino, kad ir prie jų artinasi su kareiviai Žiska. Tai jos išsirikiavo prie vartų ir prašė Žiskos, kad pasigailėtų. Žiskai pasirodžius, viena jauna graži vienuolė sako, Žiska, mes neturim nei aukso, nei sidabro, mes viską išdalinam vargšams, pasitrauk, palik mus ramybėj. O Žiskai patiko nepaprastai gražios vienuolės akis, jos išvai miegoja. Aš pasitrauksiu nuo jūsų vienuolyno, jei tu atiduosi man savo gražiasias akis. Ši paraudo, bet po minutės sako, gerai Žiska, bet tada tu pasitrauksi. Taip. Lauk manęs. Ji nuėjo. Vienuolyno vyresnioji priekaištauja. Seselė, juk tu esi padarius įžadus. Palik mane, motinėlė, su geriausia drauge. Ir štai dar po kelių minučių į Žiskos palapinę eina dvi mergaitės. Linksmas, išskėtęs tiesiog rankas, bet kas tai? Ant vienos vienuolės rankų lėkštutė balta skepetėlė uždengta. Jis atidengia, ogi ten ant lėkštutės dvi akys. O kitos vienuolės veidas krūvinas. Ir jis sako, Žiska, aš tau galiu atiduoti akis, galiu atiduoti rankas, galiu atiduoti kojas, bet širdį aš atidaviau Dievui. Aš padariau įžadus iki mirties tik jį mylėti. Pasitrauk nuo mūsų. Ir Žiska, pasibaisėjęs su kareiviais, pasitraukė. Net pasakojama, kai tas šitokios tikėjimo tvirtybės grįžo pats į katalikų bažnyčią. Legenda tai sakysit, bet ar nėra tokių legendų gyvenime? Ar nesipildo tai gyvenime? Štai Kapčiamiestis. Iš technikumo grįžta namo studentė Danutė Burbaitė. Sustabdo sunkvežimį, sustoja jauni vyrai. Parvešit į Kapčiamiestį? Taip. Bet štai netoli Kapčiamiesčio, jie nevažiuoja tiesiai į miestelį, bet pasuka į mišką. Ir jau prie jos eina jaunuoliai. Jau griebs ją į glėbį. Jinai suprato, kas bus, šoko iš sunkvežimo ir užsimušė. Ji kaip šita legendos vienuolė nutarė geriau mirti, negu gašlybei atiduoti savo kūną. Vyskupo Valančiaitis, caro žandarų pakviestas, išgirdo tokį pasiūlymą. Šnipinėk vyskupą Valančių. Tai galėsi į Romą nuvažiuoti, gal tapsi vyskupu. Ne, negaliu, mano tikėjimas neleidžia, tad Sibire supūsiu. O jis atsakė, iš Sibiro niekiek netoliau dangus, negu iš Romos. Gal net arčiau. Ir kągi, ištremtas į katorgą, į Sibirą, jis
Tas teologijos daktaras dirbo paprastą darbą, taisė batus ir taisydamas batus tikriausiai nukeliavo į dangų. Taigi, šitokie atsitikimai rodo, kad ir tos vienuolės pasielgimas ne legenda. Dabar labai daugelis žmonių dejuoja, Lietuva pirmauja savižudybėmis. Taip, dabar gyvenimas nelengvas, ypač kaime. Bet prisiminkit, vyresniai papasakokit jaunesniems. Kaip prieš 40 metų reikėdavo eilėj prie duonos per naktį stovėti ir kartais negaudavai. Dar, o kiek į Sibirą, į tolimąją šiaurę ištremti, vien samanas ar žolę valgyti, arba lageriuose, arba kalėjimuose, juk nagus lūpo, kankino už laisvės siekimą. Ir štai aš turiu 100 knygų, prisiminimų iš tų laikų. Daug parašyta, kad būtų kas nusižudęs. Dabar nereikia nei žolių valgyti, nei nagų nieks lūpa. Žinoma, sunku, bet lengviau negu tada. O mažiausias sunkumas ir žmogus žudosi. Už tai, kad tada turėjo gyvą tikėjimą, meldėsi, o dabar nesimeldžia. Ir todėl žūsta. Ir tada žudo kitus. Ir tada lengvai pasiduoda nevilčiai, visokiam pasileidimui. Kaip matėt, tikėjimas ne tik padėjo patiems žmonėms nežlugti, bet net kitus gelbėjo. Štai, brangieji, ir jums čia susirinkusiems noriu padėkoti, kad esate Lietuvos gelbėtojai. Dėkoti, kad esate Lietuvos gelbėtojai. Jūs, kurie meldžiatės, jūs tampat tvirti, jūs padedat išsigelbėti.